Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, kaip aš, pragyvenęs 33 metus, ne, tam normaliam, natūraliam mąstyme, kas aš esu, praktiškai kaip ir visi, ne, tai reikalingas kažkoks tai laikas nusimesti šitos vaidmenis, pasižiūrėti. Yra vienas iš būdų, tai yra nusimetimas vaidmenų, supratimas, kad vaidmenys yra visi sąlygoti nuo aplinkos. Jie yra sąlyginiai, sąlygos, nuo aplinkybių tu priklausai. Tipo tavo vaidmuo priklauso nuo aplinkybių. Esu pasakojus, tu esi mama, nes tu turi vaiką. Jeigu vaikas numirė, išėjo, tu jau nebesi mama, ne? Arba tu esi darbuotoja, tave atleido, tu nebesi darbuotoja. Tu esi dukra, tol, kol tavo mama gyva. Mama numirė, tu nebe dukra. Išsiskyri su vyru, tu nebe žmona. Tu kaip čia taip? Kaip čia taip? Aš juk esu žmona, aš esu mama, ne? O čia pysti, atsiprašant, ir tu jau nebe mama. Ir jau atkrito. Vienas vaidmuo atkrito, antras, trečias atkrito, va taip atkritinėja. Galų gale žmogus, aš esu žmogus. O kas yra žmogus?